Ir vėl dėmesys neurologinių lygių modeliui. Šį kartą kalba eina apie tai, kaip tą hierarchiją, tą struktūrą sumaišius vieną lygmenį su kitu, tiksliau sutapatinus vieną lygmenį su kitu, formuojasi mūsų įsitikinimai, kas yra klaidinga, tai yra subjektyvu, labai asmeniškai, individualu, bet yra klaidinga, ypatingai, jeigu taip pradedam klijuoti etiketes į išorę, taikyti tai kitiems žmonėm, ir vadovautis tokiom tiesom, kurios iš principo yra klaidingos. Taigi neurologinių lygmenų maišymas. Pakartosiu labai greitai, kad aplinka tai yra kas, kur kada vyksta, elgsena tai yra ką daro, kokie yra veiksmai, veiksmažodžiai visi, kas vyksta, kokie veiksmai. Ir šitie pirmi du lygmenys, jie turi taip vadinamas reprezentacinių sistemų charakteristikas, vizualinė, audiovinė, kinestetinė arba audio-digitalinė ta charakteristika. Galima pamatuoti, vertinti, pajausti, išgirsti arba kažkaip kitaip suvokti. Bet tai yra labai konkretūs kriterijai, labai konkretūs elementai. Aukštesni lygmenys, tai yra nuo gebėjimai, vertybės, įsitikinimai, identitetas, jau yra abstrakcijos, tai yra žemesniųjų lygmenų apibendrinimai ir kai eina kalba pavyzdžiui apie kokią nors vertybę, pavyzdžiui, draugystę, tai užduoti klausimą reikėtų į veiksmą, į veiksmažodį. O kas yra draugystė? Kaip tu supranti draugystę? Ką žmonės daro, ką tu pavadintum, kad tarp tų žmonių yra draugystė. Žmogus įdės daugybę pavyzdžių, ten gali būti ir elgsenos, ir aplinkos lygmens pavyzdžių, visą tai apibendrinus, žmogus vadina, kad tai yra draugystė. Tai ką mes su jumis turim? Mes galime pakliūti į tokius minčių spastus, kas tikrai yra mums pažįstama ir žinoma. Ir lengviausia yra supainioti elgsenos ir identiteto lygmenis. Kai metafora būtų tokia, nespręsk pagal knygą, apie knygą iš jos viršelio, tai nespręsk apie žmogų, apie jo asmenybę iš kažkokio tai poelgio, arba iš kelių ten poelgių. Tai gali būti, kad yra kažkoks dėsningumas, bet klijuoti etiketę tai iš principo būtų neteisinga. Tai jeigu žmogus pavėlavo, elgesio modelis, jis pavėlavo, atėjo ten 15 minučių vėliau, tai nereiškia, kad jis visiškai nepunktualus, tai nereiškia, kad jis tavęs negerbė. Galbūt yra kažkokios tai objektyvios jo atveju priežastis, o iš tavo pusės interpretavimas jo elgsenos, tai yra jau tas mąstymo tokia klaida, arba neurologinių lygių maišymas. Ypatingai dar kartelį, kai elgsenai užklijuojam mes kažkokią tai identitetą. Kažką žmogus padarė, ne to, ko mes tikėjomės, ne toks rezultatas gavosi, kurio tikėjomės. Ir žiūrėk, užklijuojame etiketę tokią identiteto asmenybinę. Jis nepatikimas, jis ten nevykėlis, jis yra koks nors atsiskyrėlis ir taip toliau ir taip toliau. Tam, kad patikrinti šitą hipotezę, pavadinkime taip, mums reikia daugiau duomenų. Tai reiškia daugiau aplinkos ir elgsenos pavyzdžių, kad galėtume įsitikinti savo šitą tiesą. Galvoju, kad šitas žmogus yra toks ir toks, tada galvoju, iš ko aš sprendžiu, iš kur aš žinau, kad tai tiesa, kad šitas žmogus yra šaunuolis. Jeigu jis šaunuolis, tai koks jo elgesys, kas man rodo, kad jis yra šaunuolis, ką jis daro, kaip jis kalba, kaip jis elgesi ir ar tai, apie ką aš kalbu, ar tai yra didesnė dalis jo gyvenimo, ar aš tai tik tai pamačiau ten socialiniuose tinkluose jo jau tikslingai ir kryptingai formuojama savęs vaizdą. Spręsti iš socialinių tinklų, spręsti apie kito žmogaus identitetą, apie kito žmogaus vertybės, dar klaidingiau yra už tai, kad ten mes matom tik tai kryptingai rodomą paveikslėlį, tik tai kryptingai rodomą turinį. Taip yra. Ir dabar nuspręsti, kokio lygio, kokio gerumo NLP treneris yra Andrius Jarašiūnas, iš to, ką jisai deda, kokį turinį, galima sakyti, kad taip, aukštos kvalifikacijos, aukšto lygmens, bet tai yra tik tai turinys, tik tai socialiniuose tinkluose. Reikia tikrinti praktikoje, reikia susidurti, reikia pakalbėti, reikia sudalyvauti kartu kokiuose nors ar tai mokymuose, ar kažkokiam tai susitikime, kad susidarytų atitinkamas platesnis, pilnesnis, išsamesnis vaizdas. Tai apie ką eina kalba? Daugiau aplinkos ir elgsenos
duomenų mums tam, kad mes nesumaišytume, nesuklystume, neklaidintume savęs, mums reikia tiesiog daugiau duomenų. Ir mums labai svarbus momentas tiesiog suvokti, kaip tie pas mus mechanizmai galvoj vyksta. Prieš jūsų akis yra formulė A + B = C. Kažkoks yra įvykis, kažkoks yra veiksmas, aš interpretuoju tą įvykį ir jeigu man tas įvykis, tiksliau mano interpretacija yra teigiama, spaudžiu laiką, jausmas, savijauta, tiksliau emocija viduj, C raidelė emocija, yra teigiama. Ir kas vyksta? Aš to žmogum labiau noriu pasitikėti. Man tas žmogus, aš jam pradedu simpatizuoti, aš pradedu sekti, galbūt stebėti jo ten įrašus, pavyzdžiui, socialiniam tinkle, net pradedu galvoti, kad žmogus labai teigiamas personažas yra. Taip aš nusprendžiau suinterpretavau kažkokį tai elgesį. Jeigu tokių elgesio modelių yra daugiau, greičiausiai aš apie tą žmogų susidarau tokį įsitikinimą iš daugiau elgesio parametrų, daugiau elgesio modelių, daugiau skirtingų sudalyvavimo, pasisakymų ir taip toliau ir taip toliau. Taigi bet kokiu atveju visada yra A elgesys arba kažkoks faktas įvykis, B mano interpretacija, kaip aš tą elgesį kito žmogaus interpretuoju ir nuo interpretacijos priklauso mano savijauta, mano emocija. Vėl grįžtu prie neurologinių lygmenų ir žemiau pavyzdyje yra mano įdėtas įrašas toksai. Žmogus pavėlavo, faktas, reiškinys yra, jis pavėlavo, žmogus pavėlavo. Ir dabar B arba interpretacijos. Vienas variantas negeba planuotis laiko, kitas manęs negerbė, arba jis arogantiškas. Ir prie kiekvienos iš tų interpretacijų yra atitinkama emocija, atitinkama reakcija tokia. Aš nusivyliau, aš pykstu, arba taip pasibjaurėtina, žinai, kaip taip galima ir taip toliau. Tai elgesys nuo to nepasikeitė to žmogaus. Mano santykis su to žmogum ir su jo elgesiu priklauso nuo to, kaip aš interpretuoju, kokią aš prasmę suteikiu tam elgesiui, kuris ką tik įvyko, kurį aš pamačiau, į kurį aš taip sureagavau. Ir tokia raktinė tokia idėja, kad kiekvieną kartą, kai aš klijuoju kažkokią tai etiketę, užduoti savo klausimą, ar tai tikrai tiesa, ar tai yra faktas, kad jis manęs negerbė. Ar tai tik mano nuomonė, ar man susidarė toks įspūdis. Nes jeigu faktas, tai tada turėtų būti daugiau elgesio modelių, arba tie elgesio modeliai tikrai turėtų būti aiškiai suprantami, ką mes vadinam nepagarba, arba atviru žeidinėjimu. Pavyzdžiui, pikti komentarai internete. Tai tikrai apie pagarbą jokios kalbos ten nėra. Kažkoks turėtų būti tikslesnis elgesio, labiau konkretus, labiau apibrėžiantis elgesio modelis, kurį galėtume pavadinti nepagarbą, kaip pavyzdys. Ir kas yra svarbu mums šitoj vietoj, suvokti, jog kiekvienam elgesiui, kiekvienam veiksmui, kiekvienai situacijai mes turim po savo interpretaciją. Ir matom pasaulį per tuos akinius, per savo interpretacijų akinius, per prasmių akinius. Mes gyvenam prasmių pasaulyje. Kas bevyktų aplinkui, aš kažkaip tai savo įprasminu. Man taip ir kiekvienam iš jūsų. Tai padeda išgyventi, tai padeda išlikti. Taip aš suprantu, kas saugu, kas nesaugu. Taip aš suprantu, kas yra gera, kas yra bloga. Yra tiesiog apibendrinimai tokie, man padeda išlaikyti atstumą, išlaikyti ribas, o kažkur atvirkščiai prieiti, žmonėmis pasitikėti, mokytis. Kai jums šauna kokia nors mintis, kai susidurėt su kažkokia tai situacija ir jei užkliuojat kažkokią etiketę, užduokit savo klausimą, iš kur žinot, kad tai tiesa. Iš kur aš žinau, kad tai tiesa. Arba iš ko sprendžiu, kad yra būtent taip. Nes labai svarbu suvokti ir suprasti. Tai, kas dabar įvyko, tai kai aš dabar tai priimu arba vertinu, tai yra faktas ar tai yra mano nuomonė. Faktas, kad šitam pavyzdį, faktas, kad žmogus pavėlavo. Ar jis yra arogantiškas, tai jau mano nuomonė.